Sveiki, Poryt LT šiandien esame pas Gediminą Zdančių svečiuose parduotuvėje Fototechnika. Parduotuvė yra Vilniuje, viena iš labiausiai žinomų profesionalams parduotuvių. Labadiena. Viskas sudėtinga atrodo iš pirmo žvilgsnio. Nieko sudėtinga nėra. Jeigu mes jūs pirmiausia suklasifikuosime ir žinosime, ko mums reikia, po to galėtumėm rinktis pagal tam tikrą kriterijų. Aišku, pirmiausia reiktų žinoti savo poreikius, pradėti nuo poreikių. Ką jūs galvojate daryti su tuo fotoaparatu? Ar jums jo pakanka nusifotografuoti ir įdėti nuotraukėlę į socialinį tinklą, ten, tarkim, ir pasižymėti, kur jūs buvote, ką veikėte ir panašiai, tai tam jums užtektų pilnai, tarkim, kad ir mobilaus telefono, ką jūs ir daro šiai dienai, didžioji dalis, arba naudojant iš viso mažo formato kompaktinį fotoaparatuką. Neatsitiktinai pasidėjau tų fotoaparatų, atrinkau po vieną, kaip aš jau minėjau praeitame reportaže, kad jie skirstomi pagal formatą negatyvo arba tos medžiagos, kuri buvo anksčiau fotografuojama fotojuosta arba fotoskaidrė. Tai šiuo metu vaizdą įrašanti medžiaga yra kita, tai yra sensorius CD matrica. Lygiai taip pat pasiskirstysim tos fotoaparatus pagal sensoriaus dydį. Jeigu pradėtumėm sensoriaus vardinti dydį, gal pradėtumėm nuo mažiausio sensoriaus, tai mažiausias sensorius yra mobiliuose telefonuose. Mes dabar nekalbam apie sensoriaus galimybės arba sensoriaus taškų skaičių, kalbam apie fiziškai dydį. Aš juos įskirstyčiau į stambesnės grupės, paprasčiausiai tai būtų vieno colio sensorius, mažesni negu vieno colio sensorius, solinis sensorius, 4/3 formatas, APS-C formatas ir vadinamo pilno kadro, 24-36 atitiktų milimetro negatyvą arba juostelę ankstesnę, tai būtų pilno kadro vadinami sensoriai. Ir didelio formato. Šiuo metu to didelio formato mes neturim, tai labai specializuoti produktai skirti aukštos klasės profesionaliam fotografam, kurie dirba vadinamą meistro klasę, tai yra master class. Šiai dienai sutinkami fotoaparatai ir lygiai taip pat jie įsidėlioja pagal kainų grupės. Paprastai mažiausio sensoriaus fotoaparatai yra pigesni. Sensoriaus dydis lemia taip pat ne tik kokybę, bet jį sudėtingiau padaryti, dėl to ir kaina yra aukštesnė. Ir kuo sensorius didesnis, to kaina yra, aišku, kainos grupė yra aukštesnė. Dabar jeigu imti tik tai sensorius, kalbėtume apie sensorius ir sensorius dydžius, negalima būtų, arba būtų labai neprotinga rinktis fotoaparatą tik tai pagal sensoriaus dydį. Nes dažnai to net ir nereikia. Jūs kaip ir pastebėjote teisingai, kad galima su labai mikro, vadinkim, sensoriumi nufotografuoti arba gauti pakankamai gerą vaizdą. Tačiau tas vaizdas tik tai bus, tarkim, monitorėje arba ekrane. Jeigu jūs tą vaizdą spausinsit su tokiu sensorium fotoaparatą ir mobilus telefonus, pastebėsite, kad fotoaparato vis tik tai vaizdas yra žymiai geresnis arba kontūras yra žymiai ryškesnis. Jeigu lyginti fotoaparatus labai ir juos konkretizuojant, tai mažo formato sensorius, tai yra visiškai kompaktinio senesnio modelio fotoaparatas, tarkim, mūsų Olympusas, ar ne? Tai buvo visiškai miniatūrinis fotoaparatas, jis būdavo su zoomas arba priartinimas 2-3 kartai, nedaugiau. Todėl leido jį gaminti labai mažam korpuse. Ultrazoomai, arba kurie didina 3 kartus ir daugiau, vadinami fotoaparatai ultrazoomais, tai yra labai patogus kelionėje fotoaparatai. Po to vadinama protingosios arba kūrybinės kompaktinis fotoaparatas skirtas žmogui, kuris supranta fotografiją, truputėlį domisi ir gali valdyti. Nes šio valdymosi mygtukuose tik tai būdavo labai primityviai, sakykime, automatas ir, tarkim, kai kurie režimai. Tai šiuo atveju šitame fotoaparate, tarkim, paėmiau Fujifilm šiuo metu. Visi nustatymai yra lygiai tokie pat, kaip ir viduriniam fotoaparate. Tai yra galimybės reguliuoti ir išlaikymą, ir diafragmą, ir, tarkim, ten papildomos blikcės funkcijos, netgi fokusavimas, netgi
į meniu išvestas yra, sakykime, su papildomom funkcijom, tai atskiri režimai kaip makro režimas, displėjaus perjungimas, jis yra pakankamai patogus, tačiau jau jo dydis yra žymiai didesnis. Tai jeigu taip sukonkretinti, jeigu reikia labai aukštos kokybės ir jūs ruošiatės fotografuoti profesionaliai ir dirbti profesionalų darbą, jūs renkatės pilno kadro arba pilno kadro sensorius. Jeigu jūs fotografuojate profesionaliai, tačiau jums nėra labai aktualus jautrumas, nėra labai aktualus, tarkim, detalumas didelėme dydyje formate. Kas reiškia dideliam dydyje? Tai tarkim, su APS formatu arba su šito 4:3 sensoriumi jūs pilnai galite padaryti parodinį formatą A3 arba netgi A0 formatą, tarkim, o dydis tai yra, paimčiau dabar vieną fotoaparatą, tarkim, ir kitą fotoaparatą, tai dydis, matot, yra vis tik tai tiek dydyje, tiek svoryje. Abudu fotoaparatai labai ryškiai skiriasi, tai tarkim, su tokio fotoaparato galimybės bus ne ką prastesnės negu šito vidurinio fotoaparato. Ir sensorius dydis jūs pilnai tenkins. Tai susiaurinus tą paiešką, įsirenkat 3 geriausius gamintojus ir iš tų 3 gamintojų įsirenkat jūs pagal techninės charakteristikas arba jų pardavėjas išrenka, tarkim, ar tai bus Olympusas, ar tai bus Sony, ar tai bus Fuji.